Sveiki, įsijungę Jaunimo linijos podcastą Iš širdies. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir kviečiu kartu į mūsų jau 4. podcasto sezoną. Šio sezono tema – karjera be Instagramo filtrų. Ir su žinomais, patyrusiais savo sričių ekspertais kalbamės apie jų karjeros kelią. Labai džiaugiuosi šiandien pristatydama pokalbio svečią, dirbtinio intelekto trenerį, kuris apmokė jau šimtus Lietuvos ir Europos vadovų ir rinkodaros specialistų ir apskritai žmonių naudotis dirbtiniu intelektu. Pirmosios dirbtinio intelekto bendrovės UAI įkūrėja Antaną Bernatonį. Labas, Antanai. Labas, Diana. Tai labai gera tave matyti, labai džiaugiuosi, kad prisijungi ir labai tikiuosi, kad pokalbis jaunimo linijos toje erdvėje bus be tų filtrų, atviras ir iš širdies. Pabandysim išjungti tą Instagramą. Aš girdėjau, Antanas, kai tik atkeliavo, tai pasijuokėm, kad tikrasis gyvenimas yra Instagrame, ar ne? O visa kita? Visa kita filtrai. Filtrai, taip. Bandom pasirodyti jau. Taip, tai gerai, tai pradėsim ir be tų filtrų keliaudami į mokyklą tavo. Tai, nežinau, jeigu save paauglį prisimintum, ten, nežinau, 15-16 metų, kaip atsimeni mokyklą, kokie dalykai sekės, gal kokius būrelius lankei, tai... Man atrodo, irgi keitėsi kaip ir visiems tie būreliai. Buvo dalykai, kurie patinka, buvo dalykai, kurie tėvam patinka ir kur leido, tai nuo pradinių turėjau labai fainą mokyklelę. Kaišiadoryse, Gudienos kaime buvo mokykla darželis Rugelis. Ir mūsų klasė buvo 10 berniukų, 2 mergaitės ir buvo 4 klasės tokios labai artimos, fainos. Tai buvo fainai labai metai, nes kažkaip, kai tos klasės tokios nedidelės, ten labai daug tų ryšių atsiranda. Nesvarbu, kad dabar turbūt su viena klasiokė palaikau kontaktą, jau su kitais nesimačiau senai, bet tuo metu būdavo labai smagu. Smagiausia veikla būdavo per pertraukas muštis. Tenai eidavom 5 vienoj pusėje, 5 kitoj pusėje berniukai ir tada eidavom muštis. Tai dažniausiai laimėdavo, kur vienas ten didžiausias toksai būdavo, kaip Mauglis, kur yra ten tas meškinas, kur visus ten pasimdavo 4 mūsų, jau tenai vienas dar kažką bandydavo padaryti. Tai... O po to, aišku, keitėsi, buvo progimnazija, buvo gimnazija ir visada mokiausi gerai, visada patikdavo man mokytis. Pirmas 2 klases, kaip dažniausiai žmonės juk nemėgsta mokyklos, man pirmas 2 metus man taip patiko mokykla, aš keldavausi anksčiau ir aš atėjęs dar laukdavau, kol atrakins mokyklą, būdavo tokių dienų, nes atėdavau pirmas dar prieš sargus visus ir sėdžiu ant suoliuko, lauksiu, ką tu čia veiki, tau iš namų varo, ne, sakau, man tiesiog labai patikdavo mokytis. Ir po to subrendau ir nebepatiko. Tai aišku pasikeitė, bet sekdavosi visada neblogai ir dauguma dalykų gan gerai sekdavosi. Tai pagrindė gal tiksliukas labiau buvau, matematika labiau patiko, labiau sekėsi, istorija patiko, su lietuvių kalba gal buvo sunkiau, bet aš ten atsimdavau per tos kaupiamuosius, kur būdavo kiek knygų, jeigu perskaitai tenai 3 ar kažkiek gauni kaupiamą į 10, tai aš tenai per savaitę tiek perskaitydavau. Bet tai skaitai knygas? Labai daug, jo, labai mėgdavau knygas ir dabar vėl smagu, kad atgimė tas noras skaityti. Tai va šiemet, pavyzdžiui, tikslas buvo išsikeltas perskaityti 15 knygų, dabar va, jau perskaitęs esu 24. Wow, tai... prašom, ir kas sako, kad metiniai tikslai neveikia? Veikia, jeigu žinai, kas įsidėlio. Taip. Tai va, ir ta mokykla taip ir keliavo ir tik tai gal pasikeitė labiausiai dalykai maždaug 9 klasėje, nes prieš tai toks būdavo visada požiūris standartinis, kad yra profesijos, kaip toj knygeliai, kad kuo dirba žmonės. Taip. Ir būdavo, kad, galvojau, mano močiutė gydytoja buvo, gal aš norėčiau būti gydytojas visai ir į tą pusę visai, kaip ir krypau, taip toliau. Tada atsirado naujas konceptas gyvenime kaip verslas, nes tokio dalyko nebuvau supratęs. Tada labai ten užsivedžiau ir pradėjau šitą pusę eiti ir tada galbūt pažymiai rezultatai kažkiek krito, bet nepaisant to, kad ir mokyklą mažiau lankyti pradėjau ir mokytis mažiau, vis tiek tie rezultatai gan neblogai išliko. Aha, ir aš tikrai esu girdėjus apie tavo pirmosius darbus, tai gal irgi pasidalink, nes čia apie dar mokyklinį laikotarpį kalbam. Jo, tai mokyklos metu kažkaip, kai atėjo į mano rankas tokia knyga Roberto Kiyosakio, 2 tėčiai, turtingas ir vargšas. Daug kas, ten buvo viena tų pirmųjų, kur susipažįsti su tokiais saldžiais verslo pinigų konceptais.
ir tuo metu vis tiek tenai kaip paauglys, miestelėje, tikrai tuo metu tenai dauguma mūsų tenai nei ten turtingus tėvus turėjo, nei nieko, tai visiems atsirado, daugam atsirasdavo tas alkanumas ir man jis šiek tiek galbūt anksčiau atsirado ir tada perskaitęs tas kelias knygas, kelis konceptus, supratau, kad man čia reikia eiti ir kažką dabar daryti. Jau nebenoriu būti medikas, noriu būti verslininkas. Okay. Ir faktas, kad tas paveikslėlis verslininkas, jisai labai toli buvo nuo realybės, kaip atrodo apskritai tie verslai ir veiklos vykdomos. Tai pradėjau važiuoti į visas įmanomas, pats buvau, kaip ir minėjau, Kaišiadorys augau, bet kadangi Kaišiadoris turi puikų susisiekimą su Kaunu, su Vilniumi, traukiniais, tai pradėjau aš gyventi tuose traukiniuose ir važinėti tiek į Kauną, tiek į Vilnių, į visus įmanomas konferencijas, nes tenai supratau, kad aš čia ateinu toks iš nieko, niekam esu neįdomus, jaunas tenai, ten pirmais plaukeliais ant veido besimušančiais ir sakau, kad kas man gali padėti, tai turbūt tas kontaktai ir žmonės. Ir galvoju, kur geriausiai jų būtų susitikti, tai būtų konferencijose, tai pradėjau jas visokiausias eiti. Ir pradėjau... Kiek tų metų buvo pertraukimas? Man buvo 15, iš 14-15 perėjau, tai apie 15 metų buvo. Ir visokiausias kokios tik akademijos būdavo, kur tik tai kažką rasdavau, nes vėlgi yra labai skiriasi informacija, kai mes gyvename viename burbule ir ką suvokiame iš kito burbulo ir kiek galime prisiliesti ir kai tu atsiduri kažkokiam kitam burbule, vėlgi kaip tu suvoki tam tikrą informaciją, tai tuo metu vėlgi buvo labai daug dalykų, kurių nežinojau, kad nežinau. Ir tai reikia tada operuoti su to operacinė sistema, kuri man įdėta ir kažkaip bandyti ją praplėsti, kad jinai taptų galingesnė. Tai tą ir dariau ir tie žmonės, vieni būdavo tenai tokie įdomesni, kiti mažiau įdomus galbūt, bet vis tiek keldavau savo tikslus, kad susipažinsiu kuo daugiau žmonių. Kad ateini į gatvę ir eini užkalbinti tiesiog žmonių autobusų stotelėje, konferencijose savo keldavau iššūkius, kad eiti ne prie vieno žmogaus, kuris irgi kampe išsigandęs stovi, bet eiti prie grupės žmonių, vien tam, kad savo tam tikrą įgūdį bendravimo pagerinčiau, nes aš prieš tai turėdavau savo draugus mokykloje, su kuriais bendraudavau, bet toks pakankamai intravertas būdavau. Tai sakau, čia vis tiek tai yra vienas iš įgūdžių bendravimas su kitais žmonėmis ir jo neišsiugdysi neskatindamas. Tai tikrai vienas nepatogiausių turbūt dalykų yra eiti ne prie pažįstamųjų ir bandyti su jais kažkaip prajuokinti, nes pradžioje visiems keista. Visi mes mėgstam būti užkalbinti, taip. Bet mes lietuviai su savo mentalitetu, tokie, taip sakant, tik tai jau po bariuko tenai turim eiti pasikalbėti, tai aš kažkaip labai random vietose stengdavausi prie grupių eiti ir tas labai daug davė ir leido susipažinti su įvairiausiais žmonėmis, su kai kuriais iš jų, kas ir yra įdomu, kad dabar kartais susitinku jau konferencijose, kur tenka kalbėti ir jie dar prisiminė, sako, Antanai, kai 15 metų mes čia kažkokioj, tokioj ir tokioj bendravimo ir sakau, jo, geras. Bet čia turbūt reikia užfiksuoti, žinai, kad ne šiaip sau atsiranda dalykai, nes nebuvo tau paprasta, tam vaikinui iš Kaišiadorių, žinai, atkeliavus į didmiestį, tai, žinai, Lietuvoje didmiesčio, aišku, mes, šypseną kelia, bet vis tiek, žinai, to amžiaus keliauti į konferenciją, užkalbinti žmonės, reikėjo pastangų, reikėjo nugalėti, ne, kažkokius vidinius tokius. Buvo labai daug nepatogumų, tai kiekvienas mes turbūt matyti atsinešame savo kažkokių nesaugumų ir bandome juos kompensuoti ypatingai paauglystės laikotarpiu. Tai dėl to mes ir turime vienas didžiausių pokyčių yra paauglystės metu, nes tu augi, tu esi vaikas ir po to tu esi suaugęs su savo nauja grupe, bet yra tas amžius, kiek dabar gal paankstėjęs, jis tarp 13-17 metų, kai tu toks nei vaikas, nei suaugęs ir tu nežinai, kur pasidėti, plus hormonai tenai siaučia. Ir man atrodo dėl to, kad kiekvienas nori kažkaip išsiskirti, pasimatyti, tai ir atsiranda tie skirtingos formos, kaip mes tą darome. Ir man ta forma ir gavosi tokia, kad aš norėjau būti juokingas žmonėms. Ne? Aš norėjau, kad juoktųsi su manimi, nes aš tenai neturėdavau labai gero humoro jausmo, bet tenai turėdavau dėdės aplink, kurie būdavo labai juokingi ir galvodavau, wow, aš noriu irgi būti juokingas. Ir kai ten turėdavau, aš kolekcionuodavau, atsimenu, savaitės žurnalas, kur būdavo gale anekdotai. Aš ten išsikirpinėdavau juos ir dėdavau ten į anekdotų dėžutę tokią savo ten sąsiuvinį darydavau. Nejuokingi tie anekdotai dabar, kaip pagalvoju visai. Bet ruošdavaisi, žinai, čia man gal taip skamba apie tai, kad, žinoji, ko nori. Buvo link to ėjimas ir tada ir šalia to pradėjo dėtis kiti dalykai, nes irgi aš labai džiaugiuosi kažkaip, kad aplinkoje buvo tie žmonės, kurie irgi mano teta kaip tik draugavo dabar su dabartiniu savo vyru, su Šarūnu Savicku, kuris ir
jo susitikus su juo, jo kelionės apie pasaulį, jis tuo metu irgi tenai startuolių erdvėje sukosi, jisai man papasako ir tenai man akį žibėdavo. Ir tas yra laikotarpis, man atrodo, labai kertinis, 13, 14, 15, 16 metų, nes tu turi labai daug energijos ir tu gali ją kreipti ten, kur nori. Mes dažnai įstatomi tuos standartinius rėmus, tai mokyklos būreliai, panašiai, kas irgi yra valio, ten mano mėgstamiausias būrelis, aš turėdavau muzikos mokyklą lankyti, bet mėgstamiausia būdavo ten krepšinės, kur tenai irgi labai daug užėmė erdvės, bet tuo metu, aš sakau, kartais pats dabar, kai pasižiūriu atgal, aš visai žaviuosi, kiek tas jaunas Antanas 10 metų atgal, jis mane šiandien įkvepia, nes jis turėjo žiauriai daug energijos imti ir kažką daryti, nes, sakau, tos infrastruktūros kaip ir nebuvo, kai čia darysė, bet jis ėmė, ieškojo, susirado ir tas sudėjo labai labai didžiulį pagrindą tam, kaip po to klostėsi mano gyvenimas ir už ką aš turiu dėkingas būti, nes šiandien tas Antanas yra labai kitoks, negu buvo prieš 10 metų ir aš nei tiek energijos neturiu, nei tiek noro kažką daryti, bet tuo metu tas Antanas, jisai buvo labai alkanas kelti savo tuos iššūkius, kurie yra labai nepatogus, tai sakau, ten tiek su važinėjimu, tiek su mažai miego, ten pinigų jokių nebuvo tuo metu, tiek su tais iššūkiais užkalbinti žmonės, bet tai ir pradėjo daryti pagrindą ir gal pirmas toks rimtesnis žingsnis link to buvo, kai vienoje konferencijoje susipažinau su Tomu, su Saulės grąžos įkūrėju, paaiškėjo, kad mes už 2 dienų važiuojam tą pačią konferenciją Vokietijoje. Ir sakom, tai gal kartu pasiderinam, kad mašinų 2 nereikėtų, nes aš su tėčiu ją važiavau. Ir mes tenai kažkaip susibendravom ir po tos konferencijos jisai pasikvietė mane pusryčių. Tikėjaus labai, kad sumokės už mane, nes aš sakau, tenai, jokių pinigų, aš ten visada galvodavau, traukinio aš kiškių išmokau labai gerai važiuoti, kad ką reikia daryti, kad nepagautų tavęs be bilietėlio, nes reikėdavo rinktis ten tarp bandelės, ten pizzos būdavo, čili pizza ar čelių už 2,20 €, tenai šefo 80%, ten tokia sotesnė, žinai, kad ne tik tai margarita, ten šporą šoninės grįžinėlių būdavo pakeptų. Ir pakvietė ir sako, tai gal nori dirbti pas mus. Tai tuo metu Saulės grąža buvo ten 5 ar 4 žmonės, jie dirbo, su Saulės jėgainėm dirbo. Ir kiek tų metų buvo? Man buvo čia jau, aš visada bijau sumaišyti, man atrodo, apie 16, galbūt 17, galbūt 16, tai kažkas tokio. Ir aš atvažiavau tenai dirbti ir pradėjau dirbti su pardavimais, tai vėlgi atėjo tada nauja patirtis, ką reiškia šaltai skambinti. Tai kas yra šalti skambučiai, tai yra, kai tu pasiemi telefoną, įsivedi numerį random žmogaus, skambini ir sakai, sveiki, ar jums reikia prekės? Ir gali įsivaizduoti, kiek daug nereikia žmonių prekės, kur atas siūlai, kas tai bebūtų, kuri dar ir kainuoja. Tai, bet tas, man atrodo, šita patirtis buvo tokia, aš padirbau tenai per vasarą, dar šiek tiek rudenį, bet tada jau sunku susitvarkyti ir su mokslais, buvo su tuo, tai reikėjo grįžti, nes rezultatai nei ten nebebuvo tokie geri. Bet labai dėkingas esu, sakau, ir Tomui, ir iki pačiol bendravom. Šiandien beje įmonė 100+ žmonių, išsiplėtusi ir viena stipriausių, turbūt net ir stipriausia Saulės jėgainių įmonė Lietuvoje. Ir aš ką padėjau jiems daryti, tai pradėjau daryti distribuciją į užsienį. Ne tik tai, kad Lietuvoje, bet ir su užsieniu bendrauti. Ir tas, sakau, nei aš anglų kalbos labai mokėjau ten su savo akcentu, nei nieko, bet buvo tas didžiulis noras, tas kiekvieną kartą lipimas per save. Bet vėl tas, ką davė tuo metu, tai kad šiai dienai tenai, kur daugam, man atrodo, man pačiam 27 šiandien yra ir mano kartos atstovam ir ypač jaunesniems atstovams vienas baisiausių dalykų yra telefoną pakeltą, nes visur yra WhatsApp'as, yra Messengeris, mes susirašinėjom, bet tas irgi tampa didžiuliu pranašumu tie, kas tiesiog nebijo skambinti. Pasiemi ir tau jau tu tiek negirdėjai, kad daugiau nebeišgirsi kažko naujo. Tiek kartų pasiustas esi, nebenustebins. Tai va, tai nuo to ir prasidėjo kažkaip ir tada pamačiau, kad praktikos, nes aš ten irgi darbavausi, bet jos duoda labai daug naudos, nes dirbdamas vėlgi tu turi įsipareigoti, bet praktikos jos duoda daug erdvės mokytis iš skirtingų profesijų atstovų ir mes faktas, kad pradžioj vėl, kaip ir minėjau prieš tai, operuojam labai ribotam suvokime ir būtent praktikos, kai tu ateini į industrijas, apie kurias nieko nesupranti, jos labai praplečia tą tavo akiratį, žinai, kiek tu nežinai daug ir iš to vėl tavo sprendimai, kuris yra labai, minėjau tą knygą, ką daro, ką dirba žmonės, ar kaip jinai vadinasi. Žinau, paveiksliukai ar ne, ten ir vaikam ten tą turėjome. Kas yra labai įdomu, aš čia prieš kelis metus irgi atsiverčiau tą knygą ir pažiūrėjau, kad daugumos tų profesijų nebėra. Tiesiog jos tokios nebeegzistuojančios šiai dienai, bet šiuo metu mokykloje mes universitete vis tiek ruošiamės toms profesijoms, kurios nebeegzistuoja.
Realiai tų, kurių nebereikia. Ir kai mūsų pasirinkimas yra ar būti fiziku, ar matematiku, ar teisininku, tenai, ar dar kažko, tai dabar tas spektras, jisai, kiek, man atrodo, statistika sako, 70% žmonių nedirba pagal profesiją. Tai kai... Čia labai įdomu, Antanai, žiūrėk, vat profesija, ar ne, tai tu jau, kas irgi jaunimui, ar ne, ką pastebim dabartiniam jaunime, ten 16 metų, 17 pabando kažkokią veiklą, ar ne, ir galvoja, kad viskas, aš viską moku, man nebereikia toliau mokytis, ten, nu, gal dar mokyklą baigė ir tada jau neria. O pats tu, ar ne, jau buvai 16, ten 17 metų padirbėjęs, pakeliavęs, nu, po Lietuvos ar net Vokietijos konferencijas, universiteto poreikis buvo, ne? Jo, tai gal taip dar ten šiek tiek žingsnelį atgal. Aš šiek tiek paprieštarausiu, nes nemanau, kad žmonės įsipareigoja vienam ir keičiasi. Kaip tik sakyčiau, šitą kartą mes dažnai nurašo, kad kas čia dabar su jais bus, nes jie kitokie ir kiekvieną kartą mes bijom to, ko nesuprantam. Aš kaip tik manyčiau irgi, kad šita karta, kuri ateina, jie kaip tik labai yra lankstus prisitaikyti. Lankstus prisitaikyti prie tų pokyčių, nes jų yra daugybė ir tenai mes nebijau išbandinėti. Tai dėl to ar profesijoje, jeigu ten mūsų tėvai kiek būdavo ten 30 metų vienoje darbo vietoje ne visą gyvenimą, tai dabar kiek 2 metai, jau 1,5 metų jaučiu, oho, kaip ilgai dirbai. Aha. Tai grįžtant prie tavo klausimo, tai taip, aš 18 metų būdamas jau buvau turėjęs kiek 4, galbūt 5 praktikas, 18-19 metų. Ten, sakau, dirbau Telijoje, dirbau su startuoliais, dirbau kitose organizacijose. Ir faktas, kad tada, kaip ir sakai, pasižiūri labai skirtingų perspektyvų, net ten, kur nesupranti nieko. Tai va, pavyzdžiui, Telijoje darbavausi, kai tuo metu Teo ir Omnitelis jungėsi ir tą visą rebrandingą man pavyko iš arti stebėti ir ten truputėlį prie to prisidėti. Ir siūlė man pasilikti tenai, bet nesakau, tu vilioja, faktas, tu pinigų neturi ir gali gauti atlyginimą, būdamas 18 metų mokykloje, bet tu turi turėti drąsos pasakyti, nežinai, kad nu, čia, ne čia ta vertė ateis, o jinai bus kažkur tai toliau. Ir pasitikėk savim, kad tu galėsi mokytis. Ir kitas dalykas, kuris irgi labai brandino, tai buvo kelionės. Jų irgi buvo labai daug. Tai vienas iš jų buvo tenai kažkokias konferencijas, viena dalis, bet buvo visai kita dalis, kur būdavo irgi nuostabi galimybė, kad mes gyvename Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir galėdavom su Erasmusais keliauti. Tai aš irgi aktyviai dalyvaudavau, važiuodavau į tos savaitinius, kur apmokėdavo pagrindinės išlaidas. Ir galėdavau ten keliauti, aš kiek esu 10 gal Erasmus plus savaitinių buvęs projektų, po to iškeliavau pats tiesiog tranzuoti, tai apie tai gal dar pakalbėsim, bet tada su Univeru būnant klausimas man irgi buvo aktualus, ar aš iš viso jį noriu, ar iš viso man jį reikia. Mama sakė, kad tikrai reikia. Tai čia, man atrodo, turbūt, žinai, vis tiek nepamirškim, kad kai ateina kažkokia nauja karta, tai ją įtakoja tos kartos, kurios yra. Ir tėvam pakeisti požiūrį, kad daryk, ką nori, bet gauk diplomą, turbūt jisai dar iki šiol yra labai, gajus, ar ne? Po to daryk, ką nori, būk, ko nori, bet, gauk diplomą. Tai va tau, gauk diplomą, kaip tu į tai žiūrėjai? Aš ir nežiūrėjau tai kaip į būtinybę. Aš kažkaip gan pasitikėjau. Aš šiaip manau, kad gyvenimas yra fantastinis dalykas. Mes tiek daug turime, mes tiek daug gauname galimybių, ypač šiuo metu. Šiais laikais, ten prieš 100 metų mūsų gyvenimas labai baisiai kitaip atrodė. Tenai, jeigu mes realiai gimsti varguolis, tai labai realu, kad varguolių ir numirsi. Kai tuo tarpu dabar mes ten kiekvienas savo rankose turime tą likimą, nesvarbu, kartais vieni geresnę poziciją gaunas, kiti ne, bet čia ne apie tai ir mes tų istorijų esame girdėję labai daug. Ir labai gerai pasakėjai apie tą, kad mūsų pereina tas indėlis iš praeities kartu eina toliau. Tai čia lygiai taip pat su ir įpročiais mūsų, juk ir su mūsų tam tikrais kažkokiais būdo bruožais, kur mes kažko labai nemėgstam, ką mūsų tėvai darė, ir tada, kuo daugiau metų, to daugiau tu matai savo veidrodžio juose arba priešinantis tiem dalykam, kas irgi nėra sveika, arba kaip tik kas persiduoda pas tave. Ir dėl to turbūt gal ir dažnu atveju nereikia priešintis labai tam mūsų palikimui, bet kaip tik pažvelgti į, kas jame yra. Bet lygiai taip pat ir įsivertinti, o kas yra naujoje kartoje, ar čia iš mano tėvų ateina irgi iš jų tėvų tam tikri dalykai ir patarimai, kurie nebūtinai yra teisingi. Tai toks mano kažkaip požiūris yra apie universitetą buvo ir aš priminėdamas sprendimą ir stodamas, aš išsilaikiau egzaminus, išsilaikiau juos neblogai, galbūt ne taip gerai, kaip tikėjausi, kai kuriuos ten, pavyzdžiui, istoriją, galvau, kad ir matematiką tikrai geriau galėjau pasimti, bet kokiu atveju tas balas buvo gan neblogas. Ir aš išvažiavau kitą dieną po paskutinio egzamino, po ispanų istorijos egzamino į New Yorką.
praktikos atlikinėti irgi tenai. Dar vienas, taip, tenai organizacija, kuris su United Nations dirba. Nu ir faktas, kad tenai būdamas New York'e, ten vienam didžiausių pasaulio miestui, atvažiavęs iš Kaišiadorių. Čia ne į Vilnių nuvažiuoju. Nu, supranti, kad tas ir pabuvęs pas jų universitetus nuvažiavęs, ten tu pamatai, kad jo, tos galimybės yra tos, kurias mes kūrėmės. Ir tikrai labai abejau, labai nenorėjau kurti, nes per pirmą ratą net neįstojau, man atrodo. Tai sakau, nu tai ir ženklas, ir nereikia gal. Ten, kur norėjau, bet tada per antrą ratą mane priėmė ir tada sakau, nu pabandom. Gal atvažiuosiu tą universitetą. Ir įstojau, tada ir mokiausi. Ir kaip, universitetą, ar ne? Nes man atrodo, jau tu universitetą tai gerokai labiau patyręs negu universitetas išleidžia žmogų kartais, ar ne? Bet čia nekalbam apie akademinę dalį, bet apie tą praktinę. Ir ypač, kai, jau galvoji apie verslą, nes pasirinkai turbūt, ne, studijuoti tarptautinį verslą. Tai jau tu turėjai tų patirčių, ar ne? Tai kaip tau pačios studijos atrodė, kiek tu juose, žinai, gavai, arba galbūt ką gavai ir tada kaip keliavai toliau? Aš manyčiau, kad kiekviena institucija, mokslo įstaiga, tau duoda visas galimybės pasimti tai, ko tu nori iš jos. Klausimas, kiek tu daug nori pasimti. Dėl to mes ir galim matyti, ne, kad tu gali mokytis geriausiai privačioje gimnazijoje, ir vis tiek tenai neaišku, ar kažkas iš tavęs gausis. Lygiai taip pat tu gali atvažiuoti tenai iš kažkokio tenai, nežinau, Kulbokiškių vietinės kaimo gimnazijos, kurioje nebėra moksleivių, bet jeigu tu nori, tu vis tiek gali pasimti tuos dalykus. Ir tas nenusako, ar tu gerai mokysi ar negerai mokysi. Tai kaip ten dažnai sako, kad ten paskutinis suolo moksleiviai kartais patys įdomiausiai išauga, nes jie nebijo kažkaip suktis moka. Tai, pavyzdžiui, man, sakyčiau, ir buvo tas, kad atėjęs į universitetą, aš visiškai ne akademinis žmogus esu. Man labai sunku sėdėti ir pririšti, aš labai mokausi per praktiką. Aš einu, mane gali apdaužyti, paleisti vandenį, aš galiu paskesnu, bet tenai ir išplauksiu kažkaip. Tai taip plaukti ir išmokau. Iš vandens parke iškritęs iš rutulio, ten po to ir tuneliukų, mama mano įstrigo, žinai, tam rate nepasiekė, ir ką, skęsti, bet gerai kažkaip. Ir išmokai. Ir išmokau plaukti. Tai ir bendrai gyvenime tas buvo, tai sakyčiau, kad tikrai kiekviena įstaiga, kiekvienas universitetas, jisai gali duoti labai daug. Ten vėlgi yra kompetitingi žmonės, kurie tave gali pamokyti, kurie tau gali padėti. Klausimas, kiek tu nori iš to pasimti, tai aš nelabai norėjau daug pasimti. Atvirai tariant, ir aš tenai toksai sukdavausi labiau, labai gerai išmokau mokytis paskutinę minutę ir mokytis to, ko reikia. Tai čia gal šita gera mokykla buvo dar iš mokyklos atsinešti įgūdžiai, bet dažnas būdavo atvejis, kad ten tie būdavo mano kursiokai, kurie atsakingai visą kursą kalą mokosi taip toliau. Ir tenai su jais tada prisėda mokytis ir ten jie sprendžia tas formulės, kur aš ten nieko nesuprantu, ką jie ten daro. Aš tokiu nuo pagrindų, kas yra 80% vertės man ateis, kad aš galėčiau praeiti, išlaikyti. Ir buvo, man atrodo, ką mes tenai, ar statistiką, ar statistiką, man atrodo, laikėm, buvo gan griežtas pas mus, labai fainas dėstytojas. Ir mano tie kursiokai, kurie trimestro pirmūnai buvo tenai, mokėsi viską panašiai. Ir aš atėjau ten iš vakaro išmokęs, kas yra esmė, jie būni išlaikę, aš gavau 8. Oi. Ir tokių istorijų aš turiu daugybę, kur kažkaip praslysdavau, bet čia galbūt ir gavos tas kaip įgūdis, kad tai nebėra tiesiog praslydimas, kad gavosi, bet tai yra sistemos, kurias tu savo susidėlioji, kad galėtum optimizuoti savo veiklą, nes man kažkaip visada labai orientuodavaus į esmę, o tai kur esmė? Yra labai daug dėmesio, mes čia dabar dairomės aplink studiją, yra tenai daug kėdučių, daug tenai laidukų. Galiausiai, jeigu reikėtų, ar mes galėtume su telefonu nusifilmuoti šitą podcastą, galėtume nusifilmuoti su telefonu ir čia būtų esmė, turbūt ką kalbame. Taip, ir kas kalba. Ir kas kalba, aišku, ir kas kalbina. Tai universitetas vienaip ar kitaip, man atrodo, tikrai gali duoti. Davė ir man, ir pažinčių, ir buvo dėstytojų. Pavyzdžiui, vienas dabar, man atrodo, Nasdako, jisai jau vadovas, jisai buvo mūsų dėstytojas, tuo metu dar ne vadovas buvo, kuris irgi mane tenai, pavyzdžiui, pramušė, sako, tenai kažkur matė, kad daug noriu, kad kažkaip domiuosi, sako, Antanai, gal tu nori ateiti čia, bus kaip tik susitikimas apie tai, kaip pasileisti IPO, tai tenai viešai, kad taptų prekiaujamų įmonių. Gerai. Ir aš ateinu į tą Nasdaką, irgi pienis toks, nežinau, aš 2-3 kurse gal buvau. Ir tenai toksai kažką galvoju, čia bus, kaip seminaras, ten susėsim, bus 100 žmonių salėje, ten paklausysim, įdomiai pakalbės ir ten atėjau, sakau, sveiki, aš šitą. Sako, čia Nasdakė Lietuvos, ten sako, čia žinoma, einam palydėsiu jūs. Aš galvoju, jau keista. Ir atvedė, aš ten vėluodamas dar atėjau, nes galvoju, čia bus. Ir mane įveda tenai į
buvo į salytę mažą, kur yra tenai Lietuvos top įmonių, aš negaliu turbūt jų vardinti, gal ir galiu, keli vadovai, kurios planuoja pasileisti viešai, ir mąsto apie tai, ir ką tai, čia tik tai labai didelės įmonės gali tai padaryti, ir visur ten atstovai kalba terminais, kuriuo aš nesuprantu, tenai jų tų žmonių buvo mūsų gal salėje, nežinau, 8, labai privatu, to Lietuvos susirinko, ir aš ten sėdžiu, tuo metu su finansinių technologijų startupu sėdėjau, tenai Lietuvoje pramuš bandžiau, toks niekas visiškas sėdžiu, pienius ten jie kalba, tenai jo pasileisti, taip toliau, ir po to tenai vėl kontaktais, kortelėm apsikeisti, visi, čia iš kokios, čia iš vienos, tokios ten apie iš kitos, sako, iš kur tu, aš čia iš Montonija. tai buvo tokių istorijų, kur nori tikrai padėti tie dėstytojai, ir kaip tik jis man buvo parašęs, kad varom susitikti, aš jam buvau parašęs, nes man linkėjimus per draugą perdavė, tai ateina, tai tikrai yra to didžiulio noro padėti studentam tiek ir pati administracija labai, iki pačiol gerą kontaktą palaikome, ir kursiokai faktą susipažįsti, turi tą labai smagų laiką, bet tikrai ką išmokau, tai žaisti stalo futbolą. Labai svarbius įgūdis. Bet man atrodo, kad tu gal ir atkreipi dėmesį į tokį labai svarbų dalyką, ar ne? Mums šiandien, ar ne, bet kam, ir čia ne tik jaunimui, visom kartom yra labai daug galimybių. Bet labai priklauso nuo to, kiek mes patys pasimam, nes tas pats universitetas kažkam gali būti ten didžiausias atradimas, kitam gali būti, didžiausia nesėkmė, jis greitai meta, ar ne, nes aš sako, aš uždirbu daugiau dabar, ar ne, bet ką ir tu sakai, turbūt tą viduriuką, ar ne, kad pasim, ko reikia tau, ar ne, ir ta infrastruktūra ten su žmonėmis nuostabiais tikrai turbūt yra. Ir man atrodo, ką irgi mini, žinai, iš tų mokslų ten nei už, nei prieš nesakant, bet tai yra žmonės, ar ne, panašus studentai, su kuriais bendrauja, yra dėstytojai, iš kurių gali gauti ir kontaktų, ir gal kažkokio įkvėpimo arba žinojimo, ko tau tikrai nereikia, ir neskirti ten dėmesio. Tai visiškai, man atrodo, apskritai kiekviena situacija gyvenime labai, jinai duoda viską, ko mums reikia toje situacijoje, klausimas, ko mes norime iš jos pasimti ir kaip mes žiūrėsime tą situaciją, nes nesvarbu, man atrodo, ar tu mieste, ar tu kaime gyveni, ar taip toliau, ten yra žmonių ir yra vietų, ką tu iš to gali pasimti. Klausimas, įsivaizduok, kad tau draugas kamerą duoda, liepia pafilmuoti, tai apie ką yra tavo miestelis. Ir dėl to šitoje vietoje ir įsiskiria. Yra žmonių tikrai, kurie kiekvienoje vietoje numato problemas, čia blogai, ten nesvarbu, tu naujausiai, gražiausiai mašinoje sėdėk, tu tenai trūmus valyk, tenai iki kiek nori, tenai tau masažus daryt gali ir vis tiek. Sunkus tas gyvenimas. O dabar, kad saulės būtų 0,5 laipsnių mažiau, tada jau, tai ir dūsavė visą gyvenimą tie žmonės kryžių tą savo nešą kažkokį išsigalvotą ir tiek žinių, ir tuo tarpu lygiai taip pat kiekvienoje toje situacijoje, kas bebūtų, kokie žmonės bebūtų be manęs, jie juk turi istorijas, jie juk turi situacijas, kokie mieste bebūtum, tas miestas juk turi tiek dalykų ir tiek tu gali atrasti kiekvienoje toje akimirkoje, tai kodėl neišnaudoto, mes gyvenam tą vieną kartą, ir tu nori padūksaus ir pravaidinti čia kažkokį labai jau ten žmogų, kuris čia labai, žinai, tas žmonės. Bet, arba prideda, gal ir gerai, bet... Ir tada tirada, kas blogai. Ir lygiai taip pat ten, žinai, tos džiaugsmingus žmonės, kurie tau atvažiuoja, ir tu nesvarbu, tu juos mesk į balą, išvaliok, primušk ir dar atimk dantį ir jie vis tiek pasijuoks iš situacijos. Tai labai šiaip įdomu, Sapiens knygoje net ir kalbėjo, kad yra ten, kartais ir labai priklauso mūsų tam tikrų, nežinau, DNR detalių, kad kaip mes suvokiame tą laimę, ir yra tie, kurie gyvena laimėje tarp tenai 7 ir 10 visą laiką, kad jiems žemiausias taškas yra 7, aukščiausias 10, kad kitiem aukščiausias taškas gali būti kito žmogaus 7, tai kartais ir ne nuo mūsų priklauso, bet lygiai taip pat, manau, čia ir raumuo savotiškas yra, kurį mes galime ankstyti. Tai irgi grįžtant, manau, kad kiekviena situacija organizacinai duoda. Ir klausimas, ar tu nori, žinai, ar tu nori tiesiog, kas irgi visiškai tvarkoje yra tiesiog atsimokyti, turėti savo stabilų darbą ir išvažiuoti atostogų kartą per metus, kas yra standartas, ir tau, jeigu tai laimė neša, valio, žinai, nereikia per tą galvą verstis, yra tada ta kita pusė, kur tie hustleriai, kur stumia, traukia, niekada negana, atrodo, visus jau tikslus pasiekė, bet tiesiog toks mentalitetas, kad reikia įrodyti.
Tai kažkaip visada turbūt svarbu suprasti savo tą mentalitetą, savo situaciją, žiūrėti, kur tavo yra balansas ir kas tau didžiausią laimę neša ir tada su tą laimę atpažinus ją ir puoselėti ir džiaugtis ir tose situacijose bandyti vėlgi jos statyti vis daugiau ateičiai. Savo kaip gražu, bet dar nebaigiam, čia tu apie tą laimę norėtųsi, žinai, taip ir sakyti. Ir ieškoti nelaimės, galima. Apie nelaimės. Ne, man atrodo, labai daug dalykų norisi su tavim, žinai, aptarti, nes būtent ir apie miestelius, ir apie tai, ką duoda, ir tikrai ten, nes Antaną Bernatonį, kai pasakai, tai, daugumai, ar ne, tai man tai smagu sakyti, kad čia man bičiulis, beveik, žinai, ir ten iš karto tai visas tas temas dar pasiliekam, bet tada keliaukim prie, universitetas, praktikos, ar ne, kelionės, dar atskiras rytis, turbūt irgi, kaip jos atsirado, nes vėlgi, žinai, prisiminkim tas berniukas iš Kaišiadorių, ar ne, kur irgi kelionėm atrodo reikia, jeigu tą imam kategoriją žmonių, kurie pabamba, ar ne, tai čia reikia milijonų šiais laikais keliauti, ar ne, tai tau kelionės, kaip atsirado, ką davė, kur keliavai, pasidalink. Apie milijonus ir pinigus labai yra smagu dabar jau kalbėti iš tos perspektyvos, kai jų atsirado. Aha, taip. Nes tuo metu, kai jų nebuvo, mes labai kas dažnai atsiranda, kai atsiranda pinigų, mes labai prisirišam prie jų, ne? Tokia susirišam, apsiviniojam, kad tik tai nepaleist. Bet kad iki jų ateitume, ar buvome mes tai pasidarę, dažnu atveju tie žmonės, kurie ten atėjo iki jų, ne, kaip tik tu esi toksai labiau flow, nes mes bijom prarasti. Bet tuo pačiu, kaip pakeiti tą požiūrį, tas stoicizmas dabar, kad o jeigu nieko nebūtų, ar čia būtų tai blogai ir supranti, kad ne. Kartais vis tiek paima kiekvieną iš mūsų nervai, FOMO, tai aš labai dėkingas draugiai, kuri visada sako, kiek bus, tiek užteks, sako, mes kokie turtingi, tarsi yra kosmosas, kiek mes visko turim. Tai tuo metu, žinai, tikrai pinigų nebuvo visai, kai prasidėjo tas kelionės, bet irgi aplinkoje aš turėjau mano tėtis, jisai labai daug kelionių, mama mane vadina paukšteliu. Ne, aš visada tenai sakydavau, aš pats, nuo pat ten man ten kiek pašnekėt pradėjau, lip man padėti nori, aš Austrijoje gimiau, tai tenai mes po kalnus vaikščiodavom, aš sakydavau, aš pats. Okay. Ir mano tėčio istorijos vaikystė, aš prisimenu dar dabar, kai jisai pasakojo, būdavo fantastinės, kur jisai važiuodavo, jis tuo metu dar, kai ir prieš tai, kai turėdavo tik tai galimybę kažkur važiuoti, jisai važinėdavo, tranzuodavo su motociklu, kai jau tada griuvo Sovietų sąjunga ir tėtis galėjo išvažiuoti ir į Vokietiją, tai jis iš ten veždavo mašinas. Ten nuvažiuodavo, kažką nusipirkdavo ir tenai jis tokių istorijų turėdavo, kur kaip jisai, mano tėtis labai toks lėtas flegmatikas, turi istorijų, kur jo lėktuvai, tam tikros savybės, bet kur lėktuvai laukdavo, traukiniai palaukdavo, tenai bilietų atsirasdavo, jisai tenai turi labai daug jų ir man vaikui ten išgirdus, aš ant istorijų gyvendavau, aš labai vaizduotę lakę turėjau, knygos prie to prisidėjo, vėlgi visos tenai ir kelionių, ir istorinės, ir tėčio pasakojimai, kurisai, ten nuo to, kaip ten per Lenkiją važiuojant su to mašinom, jį bandė tenai stabdyti, gaudyti, perimtas mašinas, nes matė, kad tranzitiniai numeriai ten kitos, ir kuris ten senioką vieną veždamas, tas seniokas su peiluku tokiu tenai sakė, va, čia išsigando mūsų dėl to, ir kur per Raudonas važiuoti turėdavo iki to, kad ten tranzuojantį Kernagį vežė tenai ir pats tranzuodavo labai daug. Tai tos istorijos užvedė kažkaip ir tų kelionių, visada būdavo smagu, kad ir šeima surasdavo galimybių pakeliauti. Ir po to, sakau, tas Šarūnas, su kuriuo susipažinau, tai jo kelionės iš vis ten tuo metu, žinau, paauglys, jis su manim kalbėdavo kaip su suaugusiu žmogum, tenai ir iki 3 nakties ten pasakodavo apie tą savo kelionės, kur irgi tranzuojant, vos išgyvena, tenai, tikrai įspūdingos istorijos ir faktas, kad tu jas girdėdamas, kaip ten sako, kad ką mes matom aplinką girdime, tai tą ir darom. Ir aš tikrai, vėl sakau, dėkingas esu savo ankstesniam, kad tada nors labai būdavo baisu, bet suradau tų galimybių su tais Erasmusais keliauti, kad atsirado kaip ir kad ten galėjau ir tūsinčiau ir daug, tenai dažniausiai visi vyresni ten studentai būdavo, aš būdavau jauniausias. Ir tenai Prancūzijoje, tenai baliauninkaut, kaip reikiant mokyklos metu, ir kad direktorius neišmetė iš mokyklos, bet dėkojam direktoriui. Dėkojam direktoriui, tenai, bet irgi būdavo konkursai, parneždavom prizus, tai jisai tą balansą palaikydavo. Negavau net, kaip ten būdavo mokyklos gimnazisto rinkimai, ne, tenai. Tai aš vieną buvau laimėjęs, bet man nedavė apdovanojimų, nes per daug pamokų buvau praleidęs keliaudamas ten 11 klasiai. Okay. Ir tada turbūt didžiausia tokia kelionė ir buvo, kur labiausiai per save reikėjo perlipti, kai man jau suėjo 18, aš buvau Turkijoje, tenai irgi Erasmuse vienam ir nusprendžiau, kad viskas vasarą, pabaigsiu mokslus, 11 klasę ir lėksiu tranzuot po Europą. Ir aš tuo metu buvau susitaupęs 150 eurų.
Kodėl 150, nes turėjau 100 susitaupęs, turėjau 50, kiek, 100 ar 50 susitaupęs, bet aš dar vienam konkursą ekonomikos laimėjau iPadą. Laimėjau iPadą, tai ne iPadą, bet planšetę, tai viešo kalbėjimo konkursą, tada pardaviau tą planšetę. Pardaviau tą planšetę ir tada dar gavau 50 eurų ir tada mano biudžetas buvo mėnesį laiko po Europą keliauti. 150. Tai kam milijonų reikia, žinokit, kad 150 eurų, tai šiai dienai infliacija, tai 250 eurų, bet irgi susiradau Rusy kažkokią kuprinę tenai apiplyšusi dar nuo tėčio ten laiku, susikroviau dalykus, susiradau draugelį, nesugalvojau, kad reikia čia reikia įdomiau padaryti, tai 15 minučių kaip rėmėjus pasiėmiau, kad platintų istorijas apie mūsų kelionę, nes galvojau, gal promo surasiu, bet tenai 2 savaitės prieš pradėjau ieškoti, tai tenai biški vėloka gavosi. Tai ir iškeliavau tranzuot po Europą ir buvo turbūt iki pat šiol, sakyčiau, viena nuostabiausių patirčių. Aš buvau netoli tenai, ten ir šalia mirties tų patirčių, kaip ten sakoma yra, kur ten tikrai būdavo žiauriai baisu, žiauriai pavojingos vietos. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, mes irgi dažniausiai nakvodavom paplūdimiuose. Įvairiausiose, tai ten, pavyzdžiui, pirmą naktį, kaip aš įsivaizdavau Prancūzijoje, mano mintyse būdavo, kad aš ant kalno palapinė bus pastatyta, aš prabūsiu ryte, paukšteliai čiulbės, kavą gersimės, tenai gaivus vaizdas į Viduržemio jūrą pasitiks ir būdavo ir toksai vaizdinys ir noriu sužinoti, kokia reali. Aš jau ten visai persikelčiau į tą vaizdinį. Reali istorija mano buvo, kad mes neradom, kur miegoti, tai miegojom ten, kur už kapinių yra skaldomi antkapiai sumetami, tai mes ant tų antkapių savo pasiklojom tiesiog po atvirų dangum, ten tos miego vietas, ten aplinkui smirdėjo labai, žiūrkės lakstė, tenai buvo ant erškėčių, dar tų miegojom, ten buvo visiškas siaubas, bet mes jau pervargę buvom, reikėjo tiesiog kažkur galvą padėti. Ir buvo labai blogai, ten 3 valandas pamiegom, ir tikrai tokia buvo nekokia situacija, bet kitą dieną, pavyzdžiui, miegom nacionaliniam parke, tenai prie realiai, kur skalavo jau Viduržemio jūrą, tenai mums pažastis vos ne. Ir buvo daug gražiau, bet irgi tenai iš tų, kur patirčių įdomesnių. Tai viena buvo, kur jau nebe šalia paplūdimio, bet nuvažiavome į kalnus Italijoje, ten mus kažkur paleido tiesiog kalnuose, sakom, vėl fainai čilinsim ir visada po atvirų dangų miegodom, nes geras oras būdavo. Ir ten pamatėm, kad audra pareina tose kalnuose ir pirmą kartą, tai mes žiūrim kažkoks takiukas, galvom, turbūt vaikšto gal piemenys kokie ar vietiniai, nors ten aplinkui jokio kaimo nėra. Ir susistatėm pirmą kartą palapinę, tada jau mes 4, nes prisijungė Prancūzijoje, tenai mano draugo 2 draugės su mumis keliaut, sulindom, sakom, ten baterija pakrauta, per kompą filmą pažiūrėsim, prasidėjo ta audra, vėjas pučia, žaibai laksto, ten lietus lyja ir staiga išgirdom, kad už mūsų klykė kažkas. Aha. Ir mes tokį nesupratom, kas daros. O tenai pasirodo 2 šernų šeimynos matyt kovojo ir ten tas takelis, kur prieš tai matėm, kad tenai buvo ne piemenų, o laukinių gyvūnų takelis. Ir tenai jie iškapstė visą mūsų tą palapinę aplink lakstę. Įsivaizduok, vaizdas tamsa, tu esi vidury, mes tavo metu suvokėm situaciją, esi vidury niekur, lyja, žaibuoja, kai sužaibuoja, tu matai fone pro palapinę pralekiantį šerną, kuris tavo ten šalia kapsto tas tavo kuprinės visas ir jie vis vieni su kitais tenai kažką tenai taškosi, o tavo ten visas ginklas ten peiliukas toksai, žinai. Čia tokia siaubo komedija, žinok, taip. Ne, ten buvo labai baisu. Ir aš dar buvau pažadėjęs, kad aš ten tos savo draugus ten saugosiu, ten jie buvo už mane metais vyresni, bet aš ten tos patirties kelionę daugiau turėjau, ir aš tam tikrai galvojau, jeigu jau suplėšęs jie mūsų sieną palapinės, tai ką sakau, aš tikrai turėjau nuostabų jau tuo metu, nuostabų gyvenimą turėjau, aš dėkingas, šoksiu aš ant to šerno, tada ir su to peiliuku jau, kad draugai į medžius lipt spėtų, bet laimei nereikėjo, jie ten nukapstė, nugazino mus kaip reikiant ir tiek žinių. Panašiai ir Kanuose buvo, važiavom su tokiu irgi tranzavom. Ir susistabdėmės 4 su kuprinėm buvo ir sustojo prie mūsų toksai bičiukas su mažyta tokia, žinai, prancūziška mašinėlė. Pats bičiukas toks labai didelis, žinai, toksai ten kaip Vin Dieselis. Ir mes tą mašiniuką visi taip susėdom, jau Maksas įspaudė, ir jisai išvažiavo, žinai, kur tas, čia va, aš sėdžiu, čia jisai, tas vairas ir važiuoja, ir jisai nusprendė ne keliu važiuoti, bet serpantinais, ten kalno, ir jisai važiuoja tenai tuo keliu.
Ir ant kiekvieno posūkio jisai ten tiesiog mūsų per sunki buvo mašina, kad jau liesdavo padangą mašino šonas ten. Sako, nu man atrodo, reiks jūs paleisti čia kažkur, mes ten vėl vidurinėje kur atsidūrė. Nu, bet žodžiu, pradėjom su juo kalbėtis, jis pasako, kad jis ten kažkokio tai oligarcho yra apsauginis, ten pasako, kiek jisai tenai ko pasaulį turi, ginklus ten parodė. Tai jau ne peiliukas. Ne, jau nebe peiliukas buvo ir mes tokie, nu ir sako, ir atvažiuojame į tuos Kanuose, man atrodo, buvom. Neatsimenu, ar Kanuose, ar Nicoje, kažkur jau šitą miestą ir jisai sako, nu sako, kur jūs nakvosit, pasiėmė ten viešbutį kažkokį, sako, nu ne, parką kokį susirasim. Toks mūsų atsisuko, sako, you will die. Ir mes, okei, sakom, why? Nu ir tada jis ten pradėjo irgi istorijas pasakot. Tai va, tai nakvom parke. Bet kelionės, ar ne? Vat, gerai, sakai, pasakai istorijas dabar jau tikrai su šypsena, nes, nu, gyvas sveikas sėdi čia, tai džiaugiuosi, kad tie šernai nieko nepadarė ir, vat, kad nemirė, žinai, pagal prognozes. Bet jeigu reikėtų taip irgi apibendrinti, o ką išmokai arba ką gavai iš tų kelionių, nes kad drąsos, žinai, turėjai tikrai išvažiuoti, tai jau matos, ar ne, ir keliauti ir bandyti, tai čia turbūt jau ta drąsa bent jau man suskamba ir kai keliavai iš Kėdainių į Kauną ar Vilnių į konferencijas, nes čia, nu, irgi, žinai, 15 metų būnant iš Kaišiadorį, labai atsiprašau, jo, vat keliauti tokį dalyką, žinai, čia, nu, kitas atstumas, kitas amžius, ką pasiemi iš kelioninės ir toliau, žinai, keliauji. Tai jo, kai labai rekomenduoju tokio tipo kelionės, mes dažnai vėl ten save saugom, čia kaip pavojinga, taip toliau, taip, ne, bet nu nėra, kad ten kiekvieną dieną pusė žmonių išmirtų, kurie tranzuoja tenai, nu, tai vis tiek kažkaip visada gyvenime, kai sveri, kas blogiausia gali nutikti, nu, numirsiu, ne, tenai, nu, gal skausminga mirtim numirsiu tenai, kas blogiausia, nu, bet tas supranti, kad scenarius nelabai realus ir kas geriausio gali nutikti, kiek iš to pasiėmė, visada tas nusvers ir man būtent tą kažkas ir pasakė prieš tą kelionę ir aš kitiem kažkaip šitą žinutę kažkam gal suskambės, gal nelabai, bet dažnai tie momentai, kurie būna patys, tu atrodo, kad, nu, šūdė paskendęs esi tuo metu, kad tenai, nu, tikrai atrodo valgyti, neturi svorio numetęs, tenai nežinai, kur esi, ar kur atsidursi tokiame visiškame neužtikrintume, kai atsiduri, tuo metu tai yra labai baisu, bet dar baisiau yra, kai tu galvoji apie tą, kad atsidurs tokia situacija. Čia yra baisesnis dalykas. Ta interpretacija galvoja, ne? Mes labai dažnai projektuojame galvoje įvairiausius dalykus, o kas bus jeigu? Ir ta projekcija, jinai visada taip gąsdina ir taip mus sustabdo. Ir galiausiai, nu, mes, kiekvienas yra buvęs tam tikroje, žinai, nu, tu esi buvus, ar čia jūs esat buvę, jūs esam, bet tose situacijose, nu, kur atrodo viskas, nu, beviltiška. Ir kas yra įdomu, kad tose situacijose, žinai, ar tu pasiduosi panikai, bet ar tu kaip tik suprasi, kad tenai prasideda gyvenimas, aš gal taip pasakysiu. Tenai aš niekada nesijaučiau toks gyvas, kaip tose tenai maks blogose nepritekliaus trūkumo situacijose, nes tada tavo smegenis pradeda veikti ir ieškoti išeičių ir tu tada pasijauti labai labai gyvas ir dažniausiai turbūt išgyvensim, jeigu viskas gerai, dažniausiai išgyvensim ir praeina tas situacijas ir tada, kai jos tos, kurios būna sunkiausios, kokios yra geriausias istorijos, kurias turi, ten tikrai, kur nebuvo viskas tenai drugeliai ir kur viskas sekėsi. Ne, ten, kur buvo awkward, kur buvo žiauriai keista, kur buvo labai nepatogu, kur buvo baisu, iš ten gaunasi tos geriausios istorijos. Ir ten tokių, nu, labai jokingų būna tenai, kurios įstato, ten po to kaip couchsurferius priminėjau, tenai turiu ten tokių istorijų, kur draugam kiekvieną kartą pasakoju, už pilvo susiėmė, miršta iš juoko, kaip sugebėjau savai statyti tą situaciją iš viso. Bet vat kaip tas vaikinas, nu tai vat keliaukim, keliavo, tranzavo, ar ne, universitete, irgi, kaip sakai, pasiėmė, ką reikėjo, išmokai mokytis tai, ką reikia. Kaip taip nutiko, kad šiandien jisai stovi tarptautinėse konferencijose kaip key speakeris, jisai moko, treniruoja, ar ne, dirbtinio intelekto raumenį daugybei vadovų, kaip tas kelias, vat nuo to keliautojo, ar ne, kaip atsidūrei šiandien, kur esi? Tai turbūt ir buvo tos dvi gyvenimo linijos, tai viena buvo tokia galbūt gyvenimo būdo, ten lifestyle design man visai patinka terminas ir mano beprotiškų tikslų sąrašo gyvendinimo, kurį aš ten turiu vis dar savo ir bandau įgyventi ir keliesi ir darai, ir buvo visada ta kita dalis, kur su tam tikrais pasiekimais ir profesiniais dalykais ir ten galbūt aš turėjau mažiau tų pavyzdžių, mažiau patirties su profesiniais dalykais, bet vis tiek žinau, nu, kad kažkur atsidursiu, žinau, ko noriu. Nu, ne visiškai ten tokį galutinį tašką, jis ne visada keičiasi tas galutinis taškas, bet labai norėjusi pasitikėti gyvenimu. Tai ir kartais su juo pasitikėti yra sunku, žinai, nes
nes reikia išgyventi, vienai per kitaip diena iš dienos reikėjo už tą baraką dar studentavimo laikai susimokėti kažkaip ir kitur. Tai vėl buvo tų nemažai labai organizacijų, kur atėjau darbuotis, kur mokiausi, dėjau pastangas, kad būčiau, bet supratau, kad tenai būdamas, aš ten kažkokio turto, pinigų ar sėkmės didelės nepasieksiu. Bent noriu statyti karjerą, tuomet žinoma, bet aš žinau, kad man priklausomybė nuo kažko man yra vienas didžiausių trikdžių džiaugtis. Nes kiekvieną kartą, kai aš turėdavau iškeliauti arba kažką daryti, dažnu atveju man reikėdavo dėl to kažko atsisakyti. Ir kiekvieną kartą, kai kažko atsisakydavau, tai tapdavo geriausiu sprendimu, kuris leisdavo man savo atlyginimą išauginti po 2 kartus. Tai vidutiniškai nuo tų 17 metų mano atlyginimas kas metus ten po 2 kartus augdavo, tenai kažkur plus minus. Tai ten, jo, ir buvo pradžioje ta įmonė, kaip ir minėjau, Saulės grąža, po kurio studentavimo laikais aš ją grįžau dirbti su kitų produktų tiesiog, tai tenai jau buvo neblogai pavykę susikurti man tą ir patogumą, ir jau klientų turėjau, ir vis tiek jau atkeliai sistemą, ir tuomet mane pakvietė dirbti kartu tuo metu dar ir su Turingais, irgi darbavome šiek tiek, tai irgi fantastišką darbą atlikinėja vaikinai iki pačiol. Šunsim skambutę, čia dėl konferencijų trukdo. Taip. Tie vadovai treniruotis nori. Taip. Tuomet nuėjau į finansinių technologijų sektorių ir tenai darbavausi irgi su tokiu startuoliu, kur irgi buvo nepatogu ateiti, bet galvojau, ten buvo labai labai gera chebra. Aš buvau pirmas darbuotojas, buvo 5 founderiai, įkūrėjai įmonės ir aš buvau pirmas prisijungęs žmogus. Tai šiai dienai, man atrodo, kiek įmonė turi, nežinau, 60, 70, gal jau 100 žmonių turi, tai irgi labai užaugo ir tuo metu mano darbas buvo Lietuvos rinką pramušti, net neturint mums produkto. Okay. Ir pavyko man pardavinėti produktą, kurio neturime, bet buvo tas labai sunku ir dėl to po to pasikeitė kryptis, tai irgi Lietuvoje atvedžiau ten pirmus 200 klientų už rankutės, kai buvo labai didelė konkurencija, tuo metu paymentų, kur dabar mes darome, tai kur atsiskaitinėjom tenai už kino bilietus, už komunalinius, tai va dabar daug kur matosi Montonijo, tai tuo metu mes buvom labai buvo konkurencinga rinka. Ir labai buvo sunku ir mes buvom, žinai, Lietuvoje registruoti, buvo Estijoje registruota įmonė, aš buvau vienintelis lietuvis ir tenai tuo metu ir buvo 2 mėnesius registruota įmonė su kažkokiu kapitalu ir aš ateinu ir jiems skambinėjau ir ten siūlau didelėm įmonėm, kad čia žiūrėkit, galim daryti ir jie sako, ką čia skeminti mus, čia ne tikra įmonė. Tai va, tai pavyko atvesti tikrai pirmus 100 klientų tenai ir ten neblogai sekėsi, auginom, darėm dalykus. Ir tada, bet visada man kas būdavo įdomiausia, tai man būdavo, kaip ir minėjau, optimizuoti dalykus, ne? Kur mažiausiamis pastangomis aš galiu pasiekti didžiausių rezultatų ir visada, žinoma, didžiausias tas leverage arba svertas yra su technologijom. Ir nuo paauglystės dar aš žiūrėdavau įvairiausių, kur ką galima padaryti, tuomet vėliau irgi žiūrėdavau, kaip aš net nemokėdamas programuoti su no-code įrankiais, juos promindavau, ką galima padaryti, pasiekti. Ir irgi būdavau visokiausiose tenai bendruomenėse ir online ir kitur, kur pavykdavo šiek tiek trendus anksčiau pastebėti ir ten turiu pakankamai gerą akį ant trendų ir jų pagavimo. Tai ir vienas iš jų išėjo dar tuo metu, aš nežinau, 200 gal metai buvo 21, kažkas tokio, bet apie GPT buvo pradėta kalbėti. Tai GPT, kur mes šiandien žinom, ChatGPT, tai tuo metu tai buvo tik tai modeliai kuriami pirmieji. Ir aš kai pradėjau eiti gilin, kai pradėjau testuoti pirmus produktus, tuos susijusius dar niekas apie tai nekalbėjo, bet aš mačiau, kad čia bus game changeris visiškas. Ir net savo tose finteko konferencijose atstovaudamas tą kitą įmonę, aš mačiau, kad ten kalbėdavau apie šitą, nes sakau, žmonėm, kas neįdomu bus, jeigu aš pardavinėsiu produktą, reikia jiems pasakoti istoriją, kas jiems būtų aktualu ir tada tik tai įterpti reklamos apie produktą. Tai dėl to ir mus remia Vero Cafe. Lauksiu kontraktą kažką. Taip, po to dar reikės tada, žinai, kad būtų sąžininga, miškai biotech. Miškai biotech. Tai ir tada irgi buvo, man atrodo, 20 ar 21 metais konferencija Commerce, kur pirmą kartą ir pasakojau apie GPT modelius ir kaip tai keis visą rinką ir kaip mes suvokiame ir ko mes sieksime ir kaip mes dirbsime. Ir būtent tai ir atsitiko. Ir tuo metu buvo lūžo salė, tenai man davė mažesnę salę, nes galvoju, ką čia jaunas bičas nesurinks auditorijos. Buvo po pilna salė, buvo tikrai neblogas pranešimas. Ir po to pradėjo vystyti šitą temą ir aš tikrai labai patogiai buvau toje įmonėje, labai sparčiai augo, vienas pirmų darbuotojų. Akcijų paketas, visa kita, bet vėl eilinį kartą, žinai, supratau, kad ar aš čia jaučiuosi išpildantį save, ar noriu čia būti ir supratau, kad ne, ir vėl išėjau visišką nežinę. Žinai, toksai visišką neapibrėžtumą dar kartelį. Ten prieš tai, aišku, buvo keli mano pačio projekčiukai, kuriuos ten pavyko paleisti, kažkiek uždirbti, gal parduoti, bet ten jie smulkus gan buvo.
Jo, ir tada išėjau visiškai niekur, toks atrodo buvo geras atlyginimas, geras gyvenimas, komforto zona. Ir tada išvariau keliauti tiesiog. Pasiėmiau 4 mėnesius šabatą, tą profesionalų šabatą, išvažiavau į Camino de Santiago kelią, eiti tenai gavosi, irgi labai stipri ir įdomi patirtis buvo, kur su kuprinėlė tu ten keliauji, aš dar net nepasiruošęs, buvau pas mane vietoj miegmaišio kompas pradžioj. Tada ten biški koją susivariau, nes turiu vieną silpną čiurną, tai tada į Portugaliją nuvažiavau ir tada išvažiavau į Tailandą. Vėl tenai kažkiek turėjau santaupų, bet jos nebuvo tenai labai didelės, tai buvo jau didesnės negu su to biudžetu kažkada. Bet tai vis tiek buvo labai ribotas biudžetas ir išvažiavau į Tailandą ir tenai turėjau vėlgi fantastinį laiką. Gavau beje tuo metu, kol buvau išėjęs gal 20 dar daugiau darbo pasiūlymų iš įvairių įmonių, kad ateit pas mus. Net Camino Santiago einant keliu skambindavo tokie tikrai stiprus labai Lietuvos žmonės ir kalbindavo ir tikrai svarsčiau apie tos variantus, nes labai patrauklus buvo. Bet žinau, kad noriu su dirbtiniu intelektu dirbti. Tai vėlgi tiesioginės tos patirties su dirbtiniu intelektu aš neturėjau jokios. Ne, ten aš kad būčiau ar programuotojas, ar kad kažkoks PhD tenai tas srities, bet man tiesiog pati sritis buvo tokia įdomi ir aš visą savo laisvą laiką bandydavau skaityti, domėtis, eksperimentuoti ir žiūrėti, tai kas keisis, kokią vertę atneš ir kaip tą išnaudoti kuo labiau. O tai palauk, Antanai, čia nebuvo taip, kad tu tiesiog kažkas atnešė ant lėkštutės, padėtų dar skaityti, tau reikėjo ten domėtis. Aš galvoju, tau tiesiog viskas taip sekasi, tu tiesiog atrandi viską, žinai, bet jo, man atrodo, čia svarbu, žinai, kad ką aš girdžiu visose tavo istorijose, tai tą nebaimę arba drąsą atsisakyti to, kas labai atrodo patogu, dėl to, apie ką gal nori išbandyti ir mokytis visą laiką. Ir smalsumas ir skaitimas, mes vėl kartais praleidžiam, ne, Instagrame matom tave kur konferencijose, žinai, pranešimuose, vadovus treniruoji, bet yra kita dalis, kur nuėjai, kad atsidurtum. Tai tai vis tiek reikėjo skaityti, domėtis, jausti ir turėti tą drąsą bandyti. Va, tai sakai, neprogramuotojas. Jis sakė, iš širdies vadinasi podcastas, tai irgi iš karto, žinai, mintiese ir su šitais, ir su psichologais, kai bendrauju, visada bandai atkapstyti, tai kas liko kilo už to. Ir vėl, turbūt čia ką, vėl dažnai labai lengva nueiti prie žiburėlių, tai kas už to buvo, reikia suprasti, kad kiekvieną kartą, čia kaip atsidūrė, tai vėl, kad buvo tas laikas, kai nieks nesisekė, kai pinigai buvo maži, kai apskritai nebuvo pinigų, čia jeigu apie pinigus kalbant, kai prastai jaučiausi ir nežinau, o tai ką daryti dabar toliau, ne, bet lygiai taip pat visame tame tokį turiu dalyką, kad, pavyzdžiui, žinai, kai eini į haiką kalnuose, ir darosi sunku. Ir tada, kai darosi sunku, nori lėtinti tempą. Tai man yra tas, kad kai darosi sunku, aš noriu dvigubinti greitį, kad kuo greičiau atsidurčiau destinatione. Ir nesvarbu, kad sunku, aš tą bėgt pradėsiu, kad pramušti tą, nes kažkurio metu yra tola, kad ją pramušti. Tai labai panašiai ir būdavo su šitu, kad nežinodavau, kaip kažką daryti. Tiesiog labai daug dalykų yra, kurių mes nesuprantam, kur nežinom, kur pastoviai sienas atsitrenkam, bet tada ir yra tas domėjimas, įskaitimas, bendravimas su žmonėm ir galiausiai eksperimentavimas, ne? Nes mes galim turėti, visi turi genialias idėjas kažką, tos idėjas yra visiškai bereikšmės, kol tu neatneši jų į veiksmą. Tai, bet lygiai taip pat, kad tu atneštum į veiksmą, reikia tau ir kitų įsikvėpti. Tai tas kiekis, kiek aš perklausau, pavyzdžiui, podcastų, kiek perklausau, kai knygų, kiek skaitau, tai, o didžiausias kiekis iš viso yra straipsnius, kuriuos skaitau, nes dauguma tos vertės tose straipsniuose bereikšmė yra, ne? Tu ten tiesiog raidės surašytos iš eilės. Bet kai tu jau pagauni tą, bet tas dėjimas, kaip ten geras labai pasakymas yra, kad sako, informacija iš savęs, tai yra knowledge tiesiog, tai yra žinios. Kas yra išmintis, tai yra, kai mes tas žinias paverčiam paprastesnėmis. Bet faktas, kad jeigu neturėsime tų žinių, tos išminties mes negausime, nes žinios tau ir leidžia sudėlioti ir atrasti sistemas, kurios po to besijungdamos gali kurti tą vertę. Tai tikrai niekad tai nėra, kad per vieną naktį iškart čia ėmė, pasisekė, susidėliojo. Ne, tai yra kiekvieną dieną atliekamas darbas, turimi įpročiai tam, kad tu galėtum kažką išmokti, kad galėtum suprasti ir kad galėtum kažkuriuo metu, kai jau pribręsi, kad ir atsirastų tas pagavimas, iš kurios tu galėsi kažką sukurti. Tai YI kaip atsirado? Tai YI būtent taip tada ir atsirado, kad buvo domėjimas ir žinau, kad noriu būti tame dirbtinio intelekto srityje ir dėl to atsisakiau tų daugybės pasiūlymų ir pasirinkau vieną, kur kartu su kolega pradėjome kurti savo startuolį, nei jis, nei aš neturėjom daug patirties šitame, bet supratau, kad čia nebereikia, kad ateina laikas nebe tik techniniams žmonėms, bet kūrybiniams žmonėms ir kad būtent tos technologijos leidžia tai pasiekti. Faktas, kad reikia techninių žmonių šalia to ir kūrėme tą savo įrankį ir dėl to galėjau jau pilnu laiku atsiduoti ir mokytis apie tą dirbtinį intelektą.
Ir tą ir dariau labai laiku ir kaip tik po kurio laiko tenai bedirbant, bekuriant mums savo įrankį, išėjau ir ChatGPT ir prasidėjo visas burbulas. Ir kadangi aš apie tai jau kalbėjau, kiek tenai tuo metu jau 3 metus, gal gavosi, tai irgi pastebėjau, kad mūsų tempas, kuriuo mes ėjome, buvo smarkiai per lėtas. Ir nes mūsų su co-founderiu šiek tiek vizijos išsiskiria, aš toks ant eksperimentavimo paleidžiam, žiūrėsim, kaip bus. Mano kolegos labiau buvo, kad norisi išdirbti. Mes kažkaip taip irgi bandėm surasti tenai vieną kitą kompromisą, bandėm ten dėliotis, bet galiausiai tokio on good terms sakom, žiūrėk, tai gal atskirai darome ir taip ir nusprendėm, kad aš vėl išėjau į niekur, išvažiavau į Balį tada. Okay. Ir tenai vėl tada, žinau, toliau mokiausi, kūriau, dariau ir tada prasidėjau tie projektai, kad pradėjo vėl savo kelis įrankius buvau paleidęs, kuriems ten visai neblogai sekėsi, bet tada pradėjo mane kviestis organizacijos, sako, kad ateik pamokyk mus, kaip to dirbtinio intelekto naudotis, ar ten ChatGPT ir sakau, nėra čia ką mokyti, viskas ir taip aišku. Bet po to bekalbant, žinai, labai pasimatė, kad okei, čia iš tikrųjų yra vieta, kur galima... Su manimi jau kalbasi, jis sako, kažką pasakoja, kad galima atnešti tos vertės, kad galima kurti ir prasidėjo iš tikrųjų tas labai įdomus laikas buvo, nes atsaky, gal kažkaip vis tiek, man atrodo, mokot jūs bendrauti. Jo, tai jis jau sako, Antanai, apie mane daugiau papasakok, žinai, mano asistentas. Tai šiaip buvo labai įdomus laikotarpis, kai tu vis tiek ateini iš tokio, žinai, atlyginimų eros, vis tiek reikia sakyti, buvo ten tų projektų, buvo uždirbimų, bet vis tiek pagrindinė buvo atlyginimų era ir sako geras pasakymas, kad atlyginimas yra viena didžiausia priklausomybių. Taip, kartą per mėnesį minimum, žinai, gauni. Nes jeigu to negausi, tai panika prasideda, bet vis labai daug istorijų yra tų, kad kai išeinama iš šito, tenai prasideda jau šiek tiek kitas mindsetas. Tai tuo metu ir gan jisai prasidėjo, nes aš tokį labai agresyviai pradėjau. Sakau, kiek čia galima man tasytis, aš važiuoju didžiausiam kainom rinkoje, sudėlioju pasiūlymą ir duosiu didžiausią vertę, kokį įmanoma. Ir pradžiai toks pačiam buvo sunku tikėti, kad kažkas čia ims, žinai, ten tokius pinigus už paskaitą, kurią tu uždirbdavai per mėnesį. Taip. Anksčiau. Ir kai tik aš paleidau šitą out, žiūriu, atėjo viena įmonė. Pirmoji tenai įmonė, kuri atėjo tenai pas mūsų mokymams vesnų, tai buvo keli pažįstamų įmonės, bet tokie jau, kurie nusipirko paslaugą, buvo Kakė-Makė. Kakė-Makė. Taip, ir Kakė-Makė atėjo ir tenai buvo nedidelė jų komanda, bet jie taip entuziastingai mokėsi, pavyko labai fainą programą padaryti, užsivedė ir tuo metu tenai viena moteris, kur dalyvavo, nežinau, ir norėtų minėti pavardę jos ar ne, bet... Tai gal neminim, žinai, dar tokie badarai dar. Bet jinai mane parekomendavo, sako, Antanas, aš tave parekomenduosiu kitom įmonėm, aš esu tarptautinė ten dirbau ir jinai mane parekomendavo Ikėjai. Ir mano antras, žinai, toks rimtas klientas ir tenai irgi paskaminom dėl kainos pasakymą, aš ten kainą sakydamas, dar užsimečiau daugiau. Žinai, ir sakau, tikrai sakysime, ir sako, gerai, o kiek visos dienos mokymai kainuotų? Ir man jau širdis stoja, čia kur tokius pinigus į kokį koinį dėti. Ir nuo to kažkaip ir prasidėjo ir įsivažiavo, nes tada ir tos konferencijos ir, tu matai mano tipažą, mano nėra tikslas, žinai, kažkaip pasirodyti tuo protingesniu negu esu, nes nesu aš nei protingas, nei nieko, tiesiog dėlioji sistemas ir bandai nuo širdžių būti ir ant to laimėti, bet tuo pačiu duoti kuo daugiau vertės, kad tas vėlgi, jeigu tai yra pranešimas, kad tai nebūtų atėjimas parodyti, koks aš protingas esu ir man paplos žmonės, niekam neįdomu, mes jau tiek tos turim informacijos, žinių, kad mums kaip tik kuo mažiau galima informacijos, bet kas mūsų užveda, tai yra istorijos ir jeigu mes pas jų galim. Taip, bet Antanai, aš tai noriu čia gal ir pagirti, žinai, tave dar tų komplimentų nusistau, bet ne tik tai, kad ta vertė yra vienas dalykas, ar ne, antras dalykas, tavo turbūt tas bendravimas, ar ne, su auditorija yra irgi labai išskirtinis, gal tom istorijom, to paprastumu, charizmą, tai nenuvertinkim, nes galbūt tas vaikinas nuo 15 pradėjęs bandyti, ar ne, užmegzti santykį, daryti dalykus, tai iš tikrųjų, ir atkeliavo iki tos scenos, bet mano dar, žinai, tas klausimas, to viskas taip atrodo, tą dalį ir sekasi, ar ne, kaip sakai, nesiseka, tada padidini greitį, ar ne, atkeliauji, dabar esi pačioj populiariausiai turbūt temoje, kaip ekspertas besidomintis labai daug, ar ne, nes čia turbūt nėra kažkokio PhD dirbtiniam intelekte kaip tokiam, kad taip staiga dabar gautum, ar ne. Tai man atrodo, dirbtinis intelektas, tu apie jį visada kalbi su tokiu pozityvumu ir energija, ne kartą esu pati girdėjus, tai dėl to taip sakau.
Bet jisai, daliai žmonių šiandien kelia ir tokį tikrai nerimo bangą, ar ne? Nes dėl to, kad, o kaip čia mano profesija bus, o kas čia pasikeis, grius pasaulis, gal čia visur bus. Tai va, jeigu taip tau reikėtų trumpai pasakyti, tai va šiandien dienai, tai taip ir fiksuokim, kad čia 25 metai, kas klausys tą podcastą po 10 metų, ar ne? Jeigu dar bus kas klauso. Taip, o gal čia jau kažkas tik robotai vaikščios, tai kaip čia keisis, ar ne, gal mūsų gyvenimas artimiausiam 5 metį, nes taip žiūrėkim trumpiau. Tai manau, bijom tada, kai kažko nesuprantam. Tada mes bijom, tada ir normalu yra bijoti, ir aš pats lygiai taip pat bijau. Aš esu tikrai daug laiko turiu privilegiją praleisti visą savo darbinį laiką šitoje temoje ir kuo daugiau tenai einu, tuo baisiau darosi tikrai ir gąsdinančiai, bet to pačiu, žinai, tu galvoji, ar yra dalykų, jeigu kažkas jau bus vaban blogai labai, ar aš dėl to kažką galėsiu padaryti, tikėtina, ne, bet lygiai taip pat yra kita vėl pusė, apie kurią kalbėjom prieš tai, kad jeigu tai bus kažkas labai gero, žinai, ar aš būsiu tam pasiruošęs. Ir aš esu vienas iš tų žmonių galbūt, kurie kuria, kažkiek prisidėti gali prie to žinojimo, nes labai įdomu per tos mokymus ateini pas žmonės, kaip sakai, jie bijo, labai daug pas mane ateini, dabar jau pramušam šitą, bet susitraukia, ne? Čia man ateina pasakot apie dar vieną įrankį, čia jai, čia atims, čia pavoks, čia blogai, priešinimasis vidinis, ir dėl to mano pirmas darbas yra išmasažuota priešinimą, nes kai žmonės jau pagauna ir jie pamato, kur jiems patiems vertė ateina čia ir dabar, ne? Kur kad jie gali tapti protingesni, dirbti mažiau ir geriau ir uždirbti daugiau. Tai ko čia bijota, čia mes prieš galim būti. Tai faktas, kad tada prasideda ten, kur mes prisigąsdinam, bet vėl prisiklausom tų tenai Instagram'o reelsų po 15 sekundžių, kurių nesuprantam, kur pasako viskas čia jau vogia, čia netiškai, čia dar kažkas atsitiks. Tikrai yra tos dalis, bet kaip mes dažnai ta informacija, su kuria mes gyvename, su kuria mes klausome, mes ir patys ją labai patikime. Tai nukreipk į kitą pusę, kad pažiūrėk, kiek daug jinai tau vertės gali atnešti, ne? Kiek tu gali pasiekti su tuo, ir tu pamatysi, kad tu gali supermenas savotiškas tapti šių laikų, jeigu tik tai nebijosi pažiūrėti giliau ir suprasti. Tai vis tiek didžioji dalis žmonių, aš manau, vis tiek bus tos panikos, nes mes bijosim, mes nesuprantam, ir kai nesuprantam, tada mes pasirenkam geriau, nes tikrai nesirinksim, nesakysim, kad aš durnas, aš nesuprantu. Taip. Ne, mes sakysim, kad čia kaltas kažkas kitas. Tai visada, bet yra ir ta kita pusė, kurie išnaudos labai dideliai pridėtiniai vertei kurti. Tai po 5 metų vėl sunku yra spėlioti, žinai, aš renkuosi tai būti techno-optimistu. Būkim ir optimistais, ir tą fantaziją turėti. Tai kad tai techno-optimistais ten būnant, mes galim įsivaizduoti, kad jeigu, kaip mes turėjome pramonės revoliuciją, ne, ir kur buvo, kur įsivaizduoja, kad dabar mes turbūt dauguma sėdėtume ten fabrikai ir batus siūtume, jeigu ten nebūtų atsiradę mašino, ne podcastas, tikrai šnekėtume. Ir lygiai taip pat dabar tas ateina į tuos kitus darbus kūrybinius, ir kur tuomet žmonės, žinai, protestavo, bijojo ir buvo, kad blogai, bet dabar tikrai mes dėl tų mašinų turim ir ką apsirengt labiau. Ne, ir turime visi kojines, kad nereikia, ir batus, aš su plyšusiais dažnai vaikštau, nes šiandien, nes man tiesiog nežaidžia šitie dalykai, bet vis tiek, žinai, tas bendrai gyvenimo gerbūvis yra daug aukštesnis, ir ko mes nevertinam. Tai lygiai taip pat ir šitoje vietoje, žinai, pasigąsdinam, pabijom, bet jeigu viskas bus geruoju scenarijumi, ir ką mes irgi prie to prisidedame, dirbdami su tuo, kiekvienas, turime čia, ne mes su AI, bet kiekvienas iš mūsų, kur mes tą technologiją kreipiam, kaip mes apie ją kalbam, ką mes su ją darome, faktas, kad su šiek tiek atsargumo, bet aš jeigu renkuosi tą techno-optimistinį scenarijų, faktas, kad galėčiau nubrėžti ir kitus, aš nepasirenku, kad čia 100%, čia kiekvienas turi statistinę tikimybę įvykti. Tai čia vėlgi ateis į tuos darbus, kurie mūsų nemėgstami yra šiandien, kur mes žmonės neaišku, kiek mes gyvenam gyvenimo, ne? Mes tokie labai dažnai susikoncentruojam į tą kasdienybę, kuri plauktų pro mus, mums nekontroliuojant, kur mes žiūrime reklamą, perkam kažkokios vizijos laimės vaikomės, bet ne tiek daug kartais patys ir kūrėme. Tai manau, kad šita technologija labai padės mums atpažinti savo tą autentišką aš, savo privalumus, savo gebėjimus ir geriau juos išnaudoti, kuriant daugiau vertės savo ir kitiems. Tai kaip čia prognozės Antano Bernatonio, kaip sakoma, techno-optimisto, bet tas techno-optimistas, kuris tiek daug dirba, tiek daug išmano apie dirbtinį intelektą, ar ne, kaip ir sakai, pats ir skaitai ir nardai toj temai tikrai daug, ar ne? Antanai, negaliu paleisti tavęs iš podcasto, nepaklausus apie švenčionėlius, ar ne, ir kaip tu ilsiesi, ar ne, nes to daug yra labai, ar ne, ir tikrai esi daug bendraujantis, daug dirbantis, keliaujantis.
vat švenčionėliai, kaip atsirado, kodėl, kokios vertės ar ne, kas tai per idėja? Apskritai turbūt miesteliai, tai va, pabuvus ir New York'e, ir Vilniuje, ir pavažinėjus toks atsirado, taip, ta istorija aš gan plačiai aptaręs esu, tai trumpai pabandysiu, aš supratau kažkaip, pabandžiau paklausyti vėl ne to trendo, kuris eina, žinai, ir tos iliuzijos laimės, o kas man laimę neša ir kur aš geriau jaučiuosi. Ir tą išgirs, kai aplinkui daug triukšmo, ne, kur aplinkui visur latės gaminamos, kamščiai stovi, autobusai, daug garso, kažkas gerai, kažkas blogai, protestuojam, taip, vyksta visko, nu, labai greitai gali pamirsti, nebegirdėti savęs, o girdėti tai, kas vyksta aplinkui. Ir kažkaip tuo metu aš buvau nusipirkęs Švenčionėliuose butą čia prieš 3 metus ir remontavausi kaip savaitgalio tokią vietelę ir kuo aš daugiau ten būdavau, tuo labiau supratau, kad man ten daug fainiau negu Vilniuje ar Kaune ar kažkur kitur būti. Ir tokį žengiau nepatogų žingsnį, nes vėl buvo baisu, kad čia asocialus tapsiu, šaibų nebeturėsiu, nebus kur dirbti ir tiesiog ten kaimo alkoholikų pasiliksiu. ir viskas įvyko labai priešingai, kad pradėjau daug geriau jaustis, kaip mėgstu sakyti, tą išsireiškimą atsirado daug vietos gyvenimui. Daug vietos gyvenimui, tai tos mažų detalių, ne, pečiukas, kad pas mane šildymas yra AC, bet pečiuko yra žiemą tenai tradicija, prisineši malko, žinai, pasikuri ryte, prabūdęs tam šaltį, tokiam gaiviam, kur gerai įsimiegoji raudonų plytų pastate, gamini valgyti savo dažnai, nes nebūtinai būna kur pavalgyti, Voltas jokio nieko nepriveš. Ir to su ta gamta gyveni, su kaimynais ir randi daug vietos tom savo veikloms ir domėtis tais dalykais, kurie tau įdomus, pietų miegeliui miegoti kiekvieną dieną, išsimiegoti po 9 valandas, 10 valandų ir kažkaip ta gyvenimo kokybė pradėjo labai statytis. Ir atvirai būnant, pavyzdžiui, su tais mokymais, aš tikrai dabar jau pravedžiau per 2 metus, nežinau, 500 gal bus jau pranešimų, mokymų, panašiai, tai yra milžiniškas kiekis, ne per tiek laiko. Ir tai kainuoja labai daug energijos. Ir tai labai daug energijos. Ne tik pasiruošti, bet ir ant tos scenos užlipti, ar ne, ir nulipti, ir bendrauti. Ir jo, aš nuo tų žmonių labai jau pavargau, žinai, nes dažnai jau ten visai ir tikrai labai smagu tai atiduoti ir labai smagu daug gauti iš to. Bet, žinai, ateina laikas, kai jau toks truputį pavargsti nuo to, ar, pavyzdžiui, dabar. Irgi dažnai jau toks jaučiuos pavargęs ir dabar atiduoti ten, kur daugiausia, žinai, galvoji, gali įtakos tenai daryti, galbūt paduoti kažkokios žinutės, tai tenai šią savaitę Gaunas Medijos savaitę. Turėsi ten 3 podcastas, 3 interviu, bet jau labai daug ir atsisakinėja ir labai daug kur nevažiuoji, nes tengiasi dėti fokusą kažkaip, o tai kur norisi būti pačiam, kur yra tas didžiausias laimės, tai ir buvo tikrai Švenčionėlių etapui, dabar jisai pasibaigė, bet esu labai dėkingas tenai, aš galėjau gyventi šalia to Šarūno, apie kurį pasakojau pradžiai, nes jie su Marija ir persikėlė su mano teta tenai, jie prieš mano daris gyveno, jų vaikai pusiau pas mane auga ir tarp jų su jais ryšys milžiniškas atsirado ir tikrai pradžioj sakydavo visi durns, važiuoja Švenčionėlis kažkokius tenai, kur nieko nėra gyventi. Kur nėra dirbtinio intelekto. Kur nėra dirbtinio intelekto, bet tas, sakyčiau, ir duoda, kad aš dabar gyvenu miesteliuose, dabar į Birštoną persikrausčiau ir kodėl faina pailsėti, nes aš labai daug informacijos ir laiko ir kiekio praleidžiu su tuo pasauliu, kuris ateina, galbūt taip galėčiau sakyti, kurio mes dar negalim apibūdinti, nes įsivaizduojam, koks jis bus, bet jau po truputį pratinamės, dėl to sunku, bet lygiai taip pat miestelis leidžia daug labiau sugrįžti ir susirinkti savo žingsniukus, pakvėpuoti, tu paukštelį pačiulbėti ir susidėlioti tą savo rutiną, kurioje tu rastum vietos ir sportuoti. Kiekvieną tenai savaitę, pagal savo programą ir praleisti laiko su savo brangiausiais žmonėmis, nes jie tada atvažiuoja pas tave arba tu pas juos atvažiuoji ir tai jau tampa įvykis labiau. Ir šalia tos gamtos būti labiau tyloje ir su tom vėlgi knygom, informacija, kuri tau yra labai įdomi. Ir jo, tai žiauriai rekomenduoju miestelius. Nes dažnai mes baiminamės, mes kiekvienas širdį kaimietis esame lietuviai, mes dauguma mūsų nuėjo nuo tenai bulviakasystės ir nuo plūgo ir mes dabar čia bandom fancy vaidinti žmonės, nors tenai mes kažkaip labai smagu matyti, kad tos daugiau vis vertės atrandame ne ten, kur fancy, ten, kur autentiškumas. Žinai, praeis, man atrodo, dabar ta karta mūsų, kurie atėjom iš nepritekliaus į priteklių ir perteklių ir brauštai, žinai, visai Lietuvai, kiek mes toli nuėjom. Ir čia yra nuostabu, kad mes tai gebam džiaugtis.
Ir dabar mums reikės pereiti per tas didelės baltas lėkštės, kur ten įdėtas tas ikras yra, žinai, per vidurį vienas ir kur mes ten, žinai, Instagram'e pafotkinam, pasidžiaugiam ir man atrodo grįšim vis tiek ir rankų pasipurvinti ir knygų paskaityti ir prie gamtos kojas įmerkti. Ir tą žmogišką ryšį, ką ir tu gal ar ne minėjai, vat, kai šalia yra ta bendruomenė, tai yra artimi žmonės, ar ne, kai galim skirti laiko vienas kitam, kaip galim kalbėtis. Ir ne tik tai tas kalbėjimas, kad būtų, žinai, ten prie kavos susibėgus, nu kaip sekas, o matei, kas nutiko tenai Birutei, eik tu san, bet tikrai, bet įsivaizduoju, bet tam, kur ryšys yra apie ryšį, kur mes nebijom būti pažeidžiami, kur mes nebijom sugriūti, kur mes nebijom ne su paveikslėliu ant veido dėtis, nes mes labai norim to Instagraminio paveikslėlio. Tai aš, pavyzdžiui, irgi draugai mano, kurie atsirado per tą pokytį per paskutinius 3 metus, yra fantastika ir kokie jie tapo ir kokie mes kartu tapome, nes mes dauguma buvom tokie vieniši, kaip pasakyti, ne vieniši, buvo ten tų žmonių draugų, bet tokie vilkai, kurie ten high achieveriai daug daro, bet kurie ten faktas, kad savo galvoj ne visus kartais dalykus susitvarkė, bet kažkaip mes taip gavos, kad suėjom į krūvą ir tikrai turiu pavyzdžių, kur per tuos kelis metus taip pasikeitė žmonės, iš ten vakarėlių, tūsų, centrų, kažko, mes tiek atsirado, visi pas psichologus nuėjau, visi labai išsikrapštė savo nepatogių dalykų, nepabijojau pasakyti kitiem, patvirauti ir tikrai pereiti pas savo iš to gyvenimo būdų, kai atrodo, nu tas dėmesio centre. Ten gali tą ir tą. Pripažinti savo, kad ne čia yra esmė, o esmė yra tenai, kur yra tikras ryšys čia. Gal banaliai skamba, aš nežinau, bet sakau, dar draugais noriu pasidžiaugti, kad jie labai šaunuoliai. Man iš viso labai gera mes klausyti, labai gera buvo kalbėtis kartu ir turbūt, kai ką sakai, tai aš manau, kad mes šiandien tikrai turėjome Antaną Bernatonį be Instagramo filtrų apie visas tas ir keliones, ir tas keliones plačiaja prasme karjeros ir aš tik priminsiu, kad mes kalbam su 27 metų žmogumi, ar ne, ir tiek yra pas tave išminties, patirties ir to grįžimo į save, į tikrą ryšį, kas, tikrai, man atrodo, jaunimo linijos bendruomenė, dažniausiai tą ir stengiasi pabrėžti, ar ne, kad svarbiausia turėti tą žmogų ir kreipdėmėsi į emocinę sveikatą, nes tai yra pagrindas visiems kitiem dalykam. Ir man žiūri gera šiandien pasakyti, kad padovanoti tau mūsų vilties knygą, kuri tikrai turbūt ir savo bičiulių istorijų rasi, apie tai, kad kai būnant tikrai tų tamsių momentų ir tada, kai riedam nuo kalno arba tas greitis lėtėja ar ne, bus tų šviesių dienų, tai irgi pasidalins ir tikiuosi pavartysi, nes skaitai knygas. Ir mūsų bičiulių, kaip ir sakėm, jau reklamavom ar ne, tai skaniai kavai tiek kavinėje, tiek namuose. Ir kadangi jau, kaip ir sakei, visi čia mes nuo plūgo, tai čia gal iš miško ar ne, tai irgi mažo šeimos ūkio pjaunų grybą išaugusio iki mišką biotech ar ne, irgi tų papildų, kur gal paragausi kaip sakai, grybų ir tos laimės paragasim, būtinai. Tai ačiū tau labai, ačiū kad skiriai laiko. Taip pat didelį ačiū noriu pasakyti mūsų bičiuliams, kurių dėka šis podcastas išvydo į dienos šviesą. Tai ačiū keliauja foto ir video kampanijai Geri kadrai bei medijos kampanijai AZ Media. Ačiū.